Labą vakarą, pradedame atvirą Lietuvos universitetų žinių lygos lyderiai žaidimą. Šiais metais, kaip žinia, 14 pajėgiausių Lietuvos universitetų komandų, tarp jų ir Vilniaus licėjaus. Ir šį vakarą pamatysime Stokholmo ekonomikos mokyklos Rygoje komandą. Taigi 14 komandų kaunasi dėl pagrindinio prizo krištolinės piramidės. Dar vieną naujieną kviečiame registruoti žiūrovų komandą, kuri galėtų mesti iššūkį universiteto komandams. Nu, o šiandien vėl matome Vilniaus universiteto komandą. O jiems iššūkį meta, tarp kitko, visiškai neatpažįstami pasikeitusi Mykolo Riomerio universiteto komanda. Ar taip? Nu, profesorius... Jūs esat buvęs, ne? Taip. Bet atrodo vienintelis. Taip. Sveiki, manau, aš esu Linas Ežerinis, Mykolo Riomerio universiteto 4 kurso teisės studentas. Sveiki, aš esu Paulius Suosis, teisės studentas, šiuo metu dirbu advokatų kontorėje ir esu protmūšių mėgėjas. Sveiki, esu Simas Paukštys, mūsų komandos kapitonas ir manau užbėgsiu dar 2 kolegom priekį pasakydamas, kad iš ties visi esam teisininkai, o teisė yra labai universalus mokslas, kuriame privaloma žinoti iš tiesų viską, norint ją suprasti. Todėl, manau, turim šiokį tokį pranašumą. Labadiena, aš esu Algirdas Medeikis, kaip jau minėjo 4 kurso teisės studentas, taip pat aš dirbu notaro biure. Sveiki, esu Tauras Varkulevičius, dalinai studijuoju, dalinai studentauju, esu kompanijos siela ir aktyvus jaunimo organizacijų dalyvis. Sveiki, aš esu Antanas Monstavičius, kaip ir mūsų kapitonas esu kilęs iš politologų kalvės. Kadangi esu labai smalsus, bandau šią savo savybę panaudoti tiek darbinėje veikloje su žurnalistas, tiek ir įvairiose žaidimuose. Sveiki, esu Kiril Laniecki, biochemikas Vilniaus universiteto absolventas. Kuo daugiau žaidžiu lyderiuose, tuo labiau visko domiuosi. Sveiki, esu Liutauras Gudžinskas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto absolventas. Esu visai neseniai ką tik iškeptas socialinių mokslų daktaras. Labas vakaras, esu Jurijus Danilovas, biologas 4 kurso studentas. Aš mėgstu gamtą ir keliones. Sveiki, esu Giedrė Užkurelytė, Vilniaus universiteto geografė. Šiuo metu laisvalaikiu mėgstu žiūrėti siaubo filmus ir vaidinti, kad bėgioju. Kaip žinia, dėl nugalėtojas pradeda žaidimą ir jie šiandien turi teisę rinktis klausimus. Prašom, kapitonė. Renkamės raidės. Žinomiausia erotinio leidinio žurnalo Playboy steigėjas Hugh Hefneris 78 metais praeito amžiaus organizavo raidžių aukcioną. Pats paaukojo 27 777,77 dolerio raidai į atkurti. Muzikantas Ellis Cooperis parėmė raidę, o dainininkas, aktorius, verslininkas Gene Autry prisidėjo prie raidės L. Donatai aukojo vienodas sumas ir iš viso buvo paaukota 250 000 dolerių. Kokios kitos raidės? Minutė. Logiška, visos likusios... Nu, taip. Jo. Kiek jau buvo? Tai tada būtų PL. Tai bet čia būtų labai jau Playboy, kad jau Hollywood. Ir B. Tai va, tai čia labiau būtų Hollywood. Bet paskaičiuojam, kiek gaunasi, nes čia matematiškai. Pala 27 000. Tai reiškia, turėjo būti 10 maždaug. Bet matai, labai skirtingai prisidėti gali. O taip ko čia raidžių aukcioną? Ne, donatoriai aukojo vienodas sumas. Ir buvo surinkta 250. Aukcionai, iškis pardavinėja raidės. Visi po vienodą, tai reiškia, vis tiek 10. Tai čia atrodo 9 raidės. Jo, 9, tai gal greičiau Hollywood negu Playboy. Jo, 9. I, B, O, I. Ai, tipo visos po lygiai, ne? Ir taip, sueina suma. O, L, Tada Hollywoodas išeina. Bet kartojasi 2 kartus ten O raidė. Nu, tai gali būti. Kitas donatorius. Laikas, prašom. Mes svarstėm kelias versijas, bet vis dėlto atlikę šiek tiek ir paskaičiavimų. Tai priėm išvados, kad tai yra žodis Hollywood ir kitos žaidės yra H, antra L,
Ilgoji, šitą ilgoji jau yra, W, dar viena O ir D. Iš viso 9 raidės po 27. Su Hollywood. Ir būtent 9. Nu ir ką, bet gali būti daug. Iš 9 raidžių žodžių. Bet Hollywood yra toks žodis, kur tikrai tas raidės visiems asocijuojasi, kai žmonės prisimena ant kalno tas raidės išdėliotas. O. Dar neturiu, mėlyje, ką jums pietuot? Teisingai. 5 taškai keliauja Vilniaus universitetą. Temą renkasi Mykolo Riomerio universiteto komanda. Taip, tai mes tada renkamės temą avarija. 2009 vasario 10 vyko pirmasis žmonių istorijoje eismo įvykis. Susidūrė priemonės, pradėtos eksploatuoti prieš daugiau kaip 50 metų. Galima tikėtis, kad ateityje jis gali pasikartoti, nors tikimybė ir itin maža. Koks tai eismo įvykis? Minutė. Eismo įvykis 59 metais, ne? 50 metų, tai gali būti šitie, kur labai kosminiai. Jo. Nebūtinai kartais susidūrimas kažkas kosminiai, kad kažkoks palydovas. Bet eismo įvykis. Tai savotiškai kabutėse įvykis yra kabutėse. Jo, tai avarija. Jo, matau, kosmosas. Kita versija yra, kur mažai labai yra avarijų buvo šitas toks aparatas, kuris gali ir vandeniu, ir tas... Aš tai manau, kad palydovai nepradėtas sakyti, gali prieš 50 metų jau tai palydovas. Daugiau kaip tai. Jo, tai pradėjęs, kada sakė 57. 57, čia daugiau prieš daugiau kaip 50 metų. Gali pasikartoti. Tikimybė įtin maža. Taip, kai manoma šiaip, kad įmanoma, kad visi ten susidurs, jie pažavo. Jo, nes nuo orbitos apskaičiuotas, tai labai lėtai sutarė, bet būna. Tu norės sakyti tavo sakymą šiaip. Ar man sakinėt? Tu sakai, kapitonas. Gerai. Na gerai, tai būnė palydovai. Kapitonė? Mes manome, kad tai ši avarija vyko susidūrus 2 palydovams. Susitrenkė vidutiniai Žemės palydovai. Iš tikrųjų susidarė daugiau kaip 1000 nuolaužų, kurių dydis viršija 10 cm. Ir susidūrė veikiantis amerikiečių telefoninio ryšio palydovas Iridium 33 ir nebeveikiantis Rusijos karinio ryšio palydovas Kosmosas. Sveikinam, 5 taškai. Temą renkasi Vilniaus universiteto komanda. Renkamės profesijas. Paprastas klausimas, paveiksliukas ir klausimas, kokia šio žmogaus profesija? Tai mes Žadintojas. Pažiūrim. Tas, kuris rytai žadina žmonės. Jo, arba nepanašu, kad čia žibintas būtų kažkoksai tai... Ateinam. Pirmą mitės pavadavimą, kad ne. Gerai, žadintojas. Bet kodėl jis tada nereikia? Ne, pabeldė į langą ir iš karto žino. Gerai, kas dar? Peršė langus. Kaip? Valo langus. Ne, nepanašu, nes nėra žalia kažko. Būtų šepeties. Kalnakasiai gali valyti langus. Bet ne, jo. Bet ir patogiau. Ir būtų bent jau šepeties. Gerai, dar kažką tai? Ugnies padavėjas susidegti. Gal ugniagesys čia, pažiūrėjau, gal čia yra garai kokie tai yra. Ne, bet jis visiškai nebūtų tai gerai, didesnis. tai yra žadintojas, taip? Nu jo, pabeldė į Tai langą. jau tu suformuosi. Galbūt. Į kokį nors fabriko darbininkus į darbą Jo, kviečia. Tai gali būti žmogus belžiantis į langą ir šituo triukšmu žadinantis žmonės. Nu čia dabar vaikščiotų palei tau Jurijau langus toks, ką atsakytum? Tai jie būtų galima vadinti žadintoje. Žadintojas. Iš tikrųjų, čia žmogus vaikščioja rytais. Jo rankos yra lazda ir beldžia ją į langą. Ir beldžia todėl, kad dar nėra išrastas žadintuvas. Ir jis vadinamas knocker up. Sveikinam, 5 taškai. Taip ir pasirinkimas lieka
Kariuomenės universitetui, spūdingas pasirinkimas, kuris vadinasi krovinys, skaitau klausimą. 1986-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijoje vyko operacija, kurios metu 24 karinės aviacijos lėktuvai vienos rūšies ir 8 kitos perskrido 536 tonas specialaus krovinio į pietryčių valstijas. Operacija ypatinga tuo, kad krovinys buvo skraidinamas. Tos pačios paskirties krovinys anksčiau buvo vežiojamas ir Lietuvoje. Sovietų Sąjungos laikais toks krovinys į Lietuvą kelis kartus vežtas traukiniais iš Ukrainos. Kai kuriais metais tokį krovinį iš dabartinio Šilutės rajono vežiodavo po Lietuvą. Toks krovinys buvo vežiojamas ir po Rytų Prūsiją. Kas tas ypatingas krovinys? Minutė. Kažkas su atominė elektrinė? Kažkas labai sunkaus reiškės turi būti kažkas iš industrijos. Nebus kaip tik sunku, nes lėktuvus skraidina. 5-6 tonas. Veliškai sunkiai. Rytų Prūsija. Šilutės rajonas, kas ten gali būti? Tai nėra skraidinamas. Gal neapsimoka tiesiog skraidintas toks kuris ne? Tai nes 5-6 tonas. Toks pat pačios pasitikrimas iš valstybės. Važiuojamas po rytų. Gali būti trąšas? Aš tai sakyčiau kukurūzai. Kai kuriais metais tokį krovinį iš dabartinio Šilutės rajono išvežiodavo po Lietuvą. Tos krimas prūsijoms ir... Ypatingai, kad krovinys buvo skraidinamas. Tų Prūsijų. Ne, mes turim kažkokį variantą pateikti. Nu, tai, supranti, Chruščiovas užsėmė visą Ukrainą kukurūzai. Gali būti. Bet tai čia Turpės. Aš tai sakyčiau kukurūzai. Laikas, kapitonė. Iš tiesų, manom, kad tas ypatingas krovinys yra kukurūzai. Kukurūzai. Rytprūsiuose kukurūzai, kad auga. Nepriimėlė atsakymą. Universitetas turi šansą. Kelias versijas išgalvojome. Viena tokia labiau rimtesnė, viena labiau skambanti šiek tiek žaismingiau. Tai don žaidimas būtų linksmesnis, pasirinksiu galbūt tą linksmesnę versiją, tai yra mėšlas. Labai švelniai, man žinau, iš šitų daiktų gali atsirasti mėšlas, bet ne mėšlas. Nepriimu atsakymą. Mėlėjai, operacija Jungtinės Amerikos valstijose buvo labai konkreti. Ji vadinosi Southern Airlift. Tai yra šieno gabenimas. Kadangi pirmąjį etapą laimėjo Vilniaus universiteto komanda, ji ir vėl įgyja teisę į dar vieną iliustruotosios istorijos prenumeratą. Liutaurai, prašom. Jau kiekvienam komandos nariui. Jo, labai geras žurnalas, tai aš tai norime, kaip sakant, skaityti. Namų darbai. Vilniaus universiteto komanda užduoda klausimą oponentams. Prašom. Taip, mokslininkas Vintropas Kelogas 1898-72 nutarė atlikti eksperimentą, beždžionę ir vaiką auginti visiškai vienodai. Kai mokslininko sūnui sukako 10 mėnesių, šeima pasiėmė 7 mėnesių šimpanzę. Jie buvo vienodai valgydinami, kalbinami, maudomi, su jais žaidžiama. Nors šimpanzė vystėsi labai greitai, anksčiau nei mokslininko sūnus išmoko atlikti sudėtingus veiksmus, eksperimentą buvo nutarta nutraukti. Kodėl šimpanzė vėl buvo grąžinta į primatų prieglaudą? Minutė. Skaičiau šitą straipsnį, pasiėmė klausimų mintį iš Delfio straipsnio. Ir buvo šitas dalykas rašytas dėl to, kad vaikas pradėjo elgtis kaip šimpanzė, kaip tas primatas, ir jisai pats pradėjo lėčiau vystytis, negu šiaip turėtų. Tai vaiko vystymusi sulėtėjo, jo raida sulėtėjo ir jis negalėjo. Iš tiesų galim minutės ir nelaukti. Atsakymą mes žinom. Džiaugiamės, kad tau pat laiką. Teko šitą dalyką iš tiesų neseniai skaityti. Tai atsakymas į šį klausimą buvo dėl to, kad būtent Vintropo Kelogo sūnus pradėjo lėčiau vystytis. Jisai pats, jo pačio raida smarkiai sulėtėjo nuo jo bendravimo su šimpanze. Priimam tokį atsakymą. Tai iš principo teisingai atsakė, tai nežinau. Kodėl iš principo, kur? Tai žodžiais patikė atsakymą.
Draugeliai. Klausimas būtų toks. Kaip matot, šioje nuotraukoje, ypač atkreipi dėmesį į nuotrauką, čia duodu užuominą, šis 29 metų Japonas Kenichi Ito 100 metrų distanciją nubėgo per 18,58 sekundžių ir pasiekė Gineso pasaulio rekordą. Kaip ir kokį rekordą pasiekė minėtas sportininkas? Gerai, 4 galėjo bėgti, vienas. Arba... nežinau. Gerai, mes dar kažką tai. O kas ten sakydavo? Startinė pozicija ir jis pradeda bėgti atbulom. Ne, bet jisai žymiai greičiau nubėgs, jis praras ten pusę sekundės dėl starto. Jeigu atbulom ir bėgti, jo. Atbulom per 18, dabar galvojama, ar įmanoma taip. Aš sakyčiau, kaip ir kokį bet rekordą. jeigu 4 bėgti, tai čia yra per daug akivaizdu. Tai... bet nėra taip jau gal visai. Nes, Gerai, pamastum dar kažką. Gerai, atbulom arba 4, atbulom ir 4 arba 4. Bet gal tikrai atbulom? O gal jis kokiais nors protestais buvo? Bet panašu, tai viskas yra. Esmė tai, jis remiasi 4 galvom. bet čia gal startinė pozicija, tai į priekį irgi pradeda bėgti. Kam kiršinės? Ne, tai gerai, 4, gerai, bet kažką dar... Tai gerai, ar atbulom, ar 4 atbulom? Ar tik atbulom? Ar tik 4 ar atbulom? 4, ne 4 normaliai į priekį. Jo. Nes yra jis dvigubai lėčiau negu normalų 100 metrų. Daugiau negu dvigubai. Šis minėtas sportininkas Kenichi Ito 100 metrų distanciją nubėgo bėgdamas 4. Iš tiesų, Vilniaus universitetas atsakė teisingai ir kaip viena iš užuominų tai yra būtent pirštinės. Taip. Ir atsakymas yra, šis sportininkas nubėgo 100 metrų, bėgdamas 4, bėgdžiodamas 1. Sveikinam. Einame prie greitųjų klausimų, kurių 4. Pirmasis. Klausimas bus, kas šis žmogus. Taip jis atrodė 1985. Taip, 89. Taip, po 15 metų, 2004. Jūs. Tai yra Markas Zuckerbergas, Facebooko įkūrėjas. Jūs kur jūs matot, tokias trumpas kelias ir aš turiu. Tai mes šitą nuotrauką ir pažinom. Ir iš tikrųjų tai Markas Zuckerbergas, Facebook įkūrėjas. Kas šis augalas? Šis dabar populiarus augalas yra medingas, nors jis auginamas dėl kito iš jo gaunamų produktų. Manoma, kad Europai jis ėmė plisti 17 amžiuje. Spėjama, kad ši rūšis yra kopūsto ir ropės hybridas. Lietuvoje augo, per šitą teiginių priklauso ir vasarinė ir žeminė. Paspaudėt taip? Paspaudėm. Prašom. Tai mūsų nuomonė tai būtų cukrinis runkelis. Kopūstų ir ropės hybridas, cukrinis runkelis. Skanesnis. Nepriimu. Lietuvoje išgaunama daug medaus, kuris būna balkšvos spalvos, švelnaus skonio greitai kristalizuojasi. Tai dabar jūs jau, taip? Manome, kad rapsai. Ir jau skaitau savo, tai kryžimažėdis augalas, nepreskoninis, jau žėdis laukas atrodo taip. Taip, tai rapsai. 1, 2, 3. 3 taškai. Na, dabar gali būti lemtingas žaidimas. Kokios valstybės šie miestai? Zoloturnas, Vetingenas. Luganas, Nešatelis. Paspaudėt? Taip. Šveicarija. Kirilo sako Šveicarija, iš tikrųjų tai yra Šveicarija. Bet tik Kirilo žino, taip? Liutaurai. Šveicarija. Nu ir Švicas VV, Lokarnas Davosas, Lozana Liucerna, taip tai Šveicarija. 4 taškai. Ir štai taip ir sakiau, nuspėjau. Šveicarija išgelbėjo Vilniaus universiteto komandą nuo rizikingo paskutinio klausimo, kuris skamba taip.
Kokia tai kalba? Susiformavo palyginti vėlai ir kūrėsi daugiausia miestuose. Šiandien skirtingi jos variantai vartojami visame pasaulyje. Jau nenori duoti atsikvėpti Riomerio universitetui. Galim perleisti. Čia aišku rizikavimas taip toliau, bet mes tą galime savo šiek tiek leisti. Tai galbūt yra jidiš kalba. O ir ne. Lietuvai 1945-90 ši kalba buvo vartojama kartu su rusų ir abi smarkiai supanašėjo. Ši kalba 1995-aisiais Lietuvos vyriausybės buvo pripažinta vienos gausios grupės gimtąja kalba, tačiau ją vartoja ne tik ta grupė. 96-aisiais pradėtas rengti šios kalbos 5 tomų žodynas, kuriame bus aprašyta ir pavaizduota apie 3000 kalbos vienetų. Ir 5. teiginys. Su šia kalba galim susidurti kiekvieną dieną žiūrėdami LRT vakarinės žinias. Ką? Tai gestų kalba. Gestų kalba, taškas. Pagodas keliauja į Riomerio universiteto tausyklą. Ir Riomerio universitetui kol kas nepavyko išstumti nuo šio stalo Vilniaus universiteto komandos. Vėl turiu kviesti Liutaurą Gudžinską, įteikti jam kubelį. Kubelis, dar vienas sveikinas. Tęsėme šio vakaro antrąją dalį ir Vilniaus universiteto komandai, kuri tebe lieka savo vietoje, meta iššūkį Stokholmo ekonomikos mokyklos Rygoje, patys trumpinant SSE Ryga, komanda. Labas vakaras, mano vardas Jonas Masaitis, esu Stokholmo aukštos ekonomikos mokyklos Rygoje absolventas ir man patinka Azijos virtuvė. Sveiki, aš Rustė Tervidytė, baigiau SSE Rygą, dabar dirbu informacinių technologijų įmonėje ir man patinka itališka virtuvė. Labas vakaras, esu Kęstutis Vaškevičius, SSE Ryga absolventas ir man patinka portugališka virtuvė. Labas vakaras, esu Aurimas Balsiukas, esu SSE Rygos alumni, man patinka meksikietiška virtuvė. Labas vakaras, aš esu Raimondas Paulavičius, esu Stokholmo aukštosios ekonomikos mokyklos Rygoje absolventas, man patinka ukrainietiškos virtuvės didžioji dalis. Laimėjusiai pradeda rinktis temas ir temą renkasi Vilniaus universiteto komanda. Imame judėjimą. Naudojami šie rutuliukai dažniau juda kreive ir padaro apie 5000 apsisukimų per minutę. Judėdami tiesia, jie gali ristis ir 20 000 apsisukimų per minutę greičiau. Šioje studijoje jų yra ne vienas. Kur šie kasdieniški rutuliukai? Minutė. Gal kėdėje? Kaip? Kėdėje? Kėdėje? Gerai, mąstom daugiau. Kas dar? 5000 per minutę, čia labai daug. Pala, kaip hardo greitis, 5400 per minutę, bet tai... Naudojami dažniau juda kreive. Kokie gali būti šie rutuliukai? Šratinukas. Bet jis tiek nejuda. Kas čia, kur čia dar? Gali būti šratinukė. Jo, nes taip braižai, tarkim, kreivė. Dažniausiai juda kreivė, o kartais tiesia, tada greičiau. Kartais tiesia. Račiau kreivė. Tada labai didelis greitis. Gerai, mąstam daugiau. Kėdė, šratinukai, kas dar? Kur čia yra rutuliukų, kur aplinkui šiai studijai? Prožektoriuose yra kokių nors kompiuteriuose ar dar kažkur taip. Laikas? Laikrodžiuose. Pelės rutuliukai. Kasdieniški rutuliukai, bet ne kasdieniškas klausimas. Tvarkoje, turime vieną įdomią versiją, kad šie kasdieniški rutuliukai yra šratinukuose. Šratinukai arba tušinukai, taip?
Ir kodėl nepasirinkot kėdės ten, kažkaip žiūrėjot savo po kojom? Per daug apsisukimų. Ką? Per daug apsisukimų. Per daug apsisukimų, ne? Tai tušinukų rutuliukai. Ir teisingai atsako Vilniaus universitetas. Sveikinam, įdomus klausimas, man regis, ir geras atsakymas. Tema renkasi SSE Ryga. Profesoriau, mes renkamės Hollywoodą. Hollywoode yra daugybė iškabų. Hollywood Bowl amfiteatras, kuriame vyksta koncertai. Hollywood Heritage Museum, kino studijos ekspozicija. Ir taip toliau, Vaškinių figūrų muziejus. Čia yra ir Hollywood Boulevard, šlovės alėja. Ir Hollywood High School mokykla. Ką žymi iškaba Hollywood Forever? Vienas, kas toliau? Sudėjimai tai nebus. Filmų kažkoks muziejus gali būti. Ką reikia, kad amžinai išliktų Hollywoodą? Kas yra buvo? Juostos būtent. Eilėraščius. Plastinių operacijų irgi gali būti, kad pavyzdžiui Bet čia kapinės labai tinkami. Yra mokykla, muziejus, studijos. Ten ne per ciniška. Gyvūnėlių tokia. Norėtų būti koks apskaitas muziejus. Istorinis muziejus. Bet gal tarp... Ne, tai būtų kapinės, muziejus, archyvas, plastinė... Nebus kaip muziejus. Liekam prie kapinės. Na, kapitalė? Tai mes manom, kad galbūt tai yra kapinės. Liutauras jau linksi galvo, žiūrėk. Pasiduoda. Taip, tai kapinės, sveikinam. Tema renkasi Vilniaus universiteto komanda, prašom. Nu, ką rinkti. Manome, kad dirbiniai būtų visai gal ir įdomus klausimas. Tai praeitie naudotas dailidės įrankis, turintis vertikalų stovą su įpjovomis ir horizontalę plokštumą, kurios aukštis pagal minėtas įpjovas gali būti keičiamas. Įrankis vadinamas padėjėju arba mokiniu. Kam jis skirtas? Minutė. Gerai, tai dailidės įrankis. Tai dailidė kažką tai daro, tai... Čia gal nustatyti aukštį? Kam? Kieno? Ką jis kaptuoti galėtų? Padėjėjas, mokinys? Gerai. Aukštis. Aukštį, gerai, tvarko. Mokinys kažkas sureguliuoti padeda. Gal tiesiog palaiko. Kaip? Kažką laiko, kaip nors lakštą, nežinau, lentą. Gal kokią stalą vertikalioje padėtyje? Padėjėjas arba mokinys, ką jisai moko? Mokinys. Padėjėjas mokinys. Tikslumo. Mokinys. Tipo, suolo mokyklinė primena. Kaip? Suolo mokyklinė primena, kaip man nors stalas, tada būtų nežinau. Tai gerai, kažkas kažkada. Ai, gal ir gali būti suolų aukščių, nes taigi ten pagal ūgį mokykloje būna sustatyti suolai skirtingų ūgių vaikams. Ir kad suolo plokštė būtų horizontaliai. Kažkas dailydės. Nu, kodėl ne, tai nedailydės daro stalus. Laikas. Manome, kad šitas daiktas yra skirtas nustatyti ir palaikyti horizontaliai kėdės, suolo arba stalo plokštės padėčiai. Kol pridėsime kurią nors vieną koją. Kokį jūs čia, man liepėt žodį užrašyti? Nustatyti aukštį, kuriame yra tam tikra plokštė. Aukštis jau pasakyti. Horizontalę padėtį. Nu, Kirilai, Sakykim, nustatyti taisyklingai horizontalę plokštumą. Taip švelniai mušu, nežinodamas, ar vis tiek ką užrašyti. Nustatyti reikiamą aukštį. Taisyklinga. Taisyklinga reikiamą aukštį. Plokštumą, tame aukštyje. Bet vis tiek dabar paaiškinkime. Tai ką dailidė dabar nustatęs, ką ten darys? Tvirtins kojas. Nu, sakykim, kažkokį tai suolą jisai gamina. Taip. Tai tam, kad ta lenta, jinai nenukryptų, reiškia, vienas šonas aukštesnis, kitas žemesnis, parinko aukštį ir ten stato tą plokštį ir jinai horizontaliai tiesiai
palaikoma. Aha. Nu, turbūt reikia įskaityti. Nors labai gudrauja. Aš pats esu matęs, kaip mano senelis tą darydavo. Užuot liepęs man laikyti, ko aš nenulaikyčiau, jis laikydavo šitą aparatą. Lentai padėti robliuoti. Pagal tą tikrą aukštį. Tai aukščio nusakymas buvo pasakytas. Sutikit, kad turi įskaityti. Įskaitau taip su... Kažkaip gudravot su dešinė ranka kairiausia. Kažkaip bandėt pasikasyti, man pasirodė. Gerai. Ir liko SSE Ryga. Stokholmas yra už Rygą skiria jūros marios. Tarp jų skraido lėktuvai. 86 metų vasarą Jungtinės Amerikos valstijos neaukštai skridęs bombonešis. Boeingas patyrė itin retą susidūrimą. Įmanoma tik esant teigiamai temperatūrai. Skrydis buvo nutrauktas ir lėktuvas nusileido naudodamas aklojo skrydžio aparatūrą. Kas buvo avarijos priežastis? Su kuo susidūrė bombonešis? Minutė. Čia nebus gyvūnas. Aklo skrydžio elektronika reiškia reikia. Kas? Išmušė stiklą vadinasi. Bet tai teigiamą temperatūrą. Arba tiesiog matomumas kažkokiu būdu labai... Arba visas mikroschemas nustoja. Tai nenusileistų automatiniam aparatūrą. Jo, klasis turbūt ir yra, kur be tų prietaisų. Tai tada elektromagnetinis kažkoks reikalas. Arba gal vandenį kepštelėdamas. Bet teigiamą. Bet čia prie minuso šaibo nebūna. Būna vanduo iškeltas tornado kokio nors. Žinai, į gryną vandenį. Nu ir ką? Prietas visas vandenį. Tai nieko tokio? Neaukštai skrydęs. Vasarą neaukštai. Tai tu dar žaibą ir vandenį. Aš tai žaibą. Tai žaibą. Ne. Jo, žinau. Taip, laikas. Tada galima rodytis. Na tai mes manome, kad avarijos priežastimi buvo žaibas. Na ir mėliai nepriimu. Nes aklojo skrydžio akcentuotas. Kažkaip žaibas nepadaro tiesmukiškai aklu. Šansai 2 taškus turi Vilniaus universiteto komanda. Taip. Rūkas. O kodėl rūkas yra retas? Itin retas susidūrimas. Ir susidūrimas. Tvarkoju, mes turime kitą dar. Rūkas. Nepriimu, mėlėjai. Ir štai bombonešis įskrido į skėrių debesį. Ir traiškytų vabzdžių masę uždengė pilotų kabinos stiklą. Štai jums yra atsakymas. Nė viena komanda nepriartėjo paplokyti vieni kitiems. Štai pirmasis turas baigtas ir vėl man gera priedermė graži. Turiu rankos plakatėlį su iliustruotos istorijos prenumerata 6 mėnesiam. Žurnalas, kuris teigia, kad jį nori pasijusti egzotiškai, nukeliauti į dingusias civilizacijas ir valstybės, susitikti su žymiais istorijos personažais, pabūti mūšiuose egzotiškose. Liutaurai, jau beveik kiekvienam komandos nariui jau turbūt 5, taip? 4. 4. Sveikinam. Antrasis duras. Vilniaus universiteto komanda užduoda ekonomistams iš Stokholmo ir Rygos. Klausimą, prašom. Islandijoje egzistuoja unikali duomenų bazė Islandikabok, kurioje kaupiami duomenys pradedant net nuo 18 amžiaus. Šios duomenų bazės svetainė islandikabok.is yra ypač populiari tarp įsimylėjusių porelių. Ir ši bazė dar galiu pridėti gan unikali Islandijai. Kodėl įsimylėjėliai naršo šią svetainę? Minutė. Gal ten, pavyzdžiui, mažybinių žodelių koks nors žodynas
Gali būti. Kaip pavadinti savo mylimai? Savarankiškai. Gerai. Gerai, toliau. Koks nors gali būti, gal ten išplauna, pavyzdžiui, dėl srovių, daug buteliukose, žinai, raštelių, pavyzdžiui. Buteliukose Islandijoje. Gal. Galim kaip mes pritempti prie islandiškų pavardžių Nikolų. Kad ten dukro sūnus? Bet Ką reiškia Inga Bok? Islandiškai, ką gali reikšti? Island būtų Islandija? Knyga Bok turbūt ir tas... Tai dinga vardų knyga. Čia nėra knyga dalis. O nebus vardų knyga. Bet tai įsimylėjo. Originalių vardų. Tai va tu suformuos ar man suformuos? Nors suformuos. Vardai tie visi mylėjo. Prašom. Tai turim tokią įdomią versiją, tikimės, kad jinai yra teisinga. Mes manome, kad šioje duombazėje yra kaupiami žodžiai, kuriais galima apibūdinti savo įsimylėjimo objektą. Mažybiniai žodeliai, kuriais tu gali apibūdinti savo mylimąją ar mylimąją. Olele. Jūs manot, kad tik yra prisigalvosim žodžių? Na, kai renki nuo 18 amžiaus gali būti. Oho, gerai, komentuojat. Na, ko gero, jeigu toks atsakymas būtų teisingas, ši duomenų bazė nebūtų unikali. Tačiau, kuo ypatinga Islandija? Vienas dalykas, tai yra nedidelė šalis, bet Islandija, be to, dar labai mažai paveikia imigracijos bei emigracijos procesai. Ir dėl to, kodėl įsimylėjėliai. Labai daug giminių šalyje. Įsimylėjėliai siekia patikrinti, ar nėra incesto rizikos sudarant santuoką. Aišku, naivuoliai tie Islandai, vis tiek mes visi iš vienos mamos, bet ką darysim? Rezultatas nesikeičia. Taip, ir galit atsilyginti klausimų ekonomistai iš Rygos. Ir galit atsilyginti klausimų ekonomistai iš Rygos. Tai Šveicarijos rankinių laikrodžių gamintojas IWC, norėdamas pareklamuoti savo naujosius gaminius, jų modelius išplatino Berlyno mieste, pasitelkė atitinkamas miesto tarnybas. Dalis žmonių minėtus laikrodžius išbandydavo nesąmoningai ir tik vėliau suprasdavo, kad dalyvauja šioje reklaminėje kampanijoje. Kiti, ko gero, buvo priversti išbandyti naują produktą prieš savo valią, nes neturėjo galimybę atsakyti. Kokiose miesto vietose buvo galima išbandyti šios laikrodžių modelius? Minutė. Labai sakys VC versija, bet gerai. Toliau, bet kodėl tada reikėtų? Sąmoningai, vėliau suprasdavo. Kalėjimas. Tai vieni buvo, o kiti ko gero buvo priversti išbandyti naują prieš savo valią. Čia ne apie kalėjimą. Gerai, galvojam dar kažką. Atitinkamas miesto tarnybas išplatino. Išbandydavo nesąmoningai. Policija, greitoji, viešasis transportas. Gal viešo transporto stotelėje? Kaip jie galėdavo nesuprasti, ką jie daro? Nu tai atlieka kažkokias kitas funkcijas ir tada jie pamato, kad tai yra. Kad tai laikrodis, jo. Jo, gerai, galvojam dar kažką, kas su miesto vietos, kokias yra. Viešo transporto kortelė? Su laikrodžiu? Bet čia ne miesto vieta. Gerai, galvojam, kas čia dar gali būti. Kodėl dar nepriversti? Laikas, bandom. Šiukšlės išmesdami dar kažką. Na, čia jau vieną kartą skambėjo šioje laidoje žodis mėšlas. Tai einame toliau tuo pačiu keliu ir bandome... Sakyti mėšlas. Ne visai taip. Tiesiog kur galima to mėšlo rasti. Ne, realiai yra, tai yra viešieji tualetai. Prašom, komentuojat. Tai turbūt nenustebs Vilniaus universitetas, kad nepriimsime šito atsakymo. Labai nustebo, kaip matot. Ir pagrindas, kad reikėjo akcentuotis, kad tai yra rankiniai laikrodžiai ir kalbama kažkiek apie riešą ir jeigu ekrane bus parodytas atsakymas, jūs, manau, suprasite, ką mes turėjome menį. Tai buvo viešajame transporte, kai reikia laikytis, kai nėra sėdimų vietų. Rezultatas nesikeičia, viską lems greitieji klausimai ir mes jau dabar ir pradedam. Kas tai yra? Tai nuolat vyksta skirtingose pasaulio šalyse ir yra siejama su žymiomis istorinėmis sukaktimis, jubiliejais, valstybės šventėmis.
Lietuvoje per 21 nepriklausomybės metus, nutarus parlamentui, tai vyko 7 kartus. 2009 kilo diskusijų banga apie reiškinio tikslingumą. Bando po antrojo teiginio. Mes manome, kad kalba eina apie laisvadienių, naujų laisvadienių sukūrimą. Naujų laisvadienių. Ir jūs manote, kad per 21 metus tai buvo paskelbtas 7 laisvadieniai? Ne, mes manome, kad iš pradžių buvo paskelbtas vienas skaičius ir per tuos 21 metus buvo 7 pastoviai dar priduriama kažkas, ne? O 2009 kilo diskusijų banga apie reiškinio tikslingumą. Visi lietuviai užsinorėjo dirbti. Daug. Taip. Na, va, taip neteisingai. Nepriimame atsakymo. Toliau skaitau. Vadinasi, nepakako informacijos. Šis žodis išverstas iš graikų senosios kalbos reiškia atleidimas, užmiršimas. Manome, kad tai amnestija. To negali pasinaudoti žmonės nuteisti už sunkius, tyčinius ir pakartotus nusikaltimus. Taip, tai amnestija. Po trečiojo teiginio, vadinasi, 3 taškai. 1963 metais ji atrodė taip. Nes klausimas bus, kas ji. Labai daug matom. 1965 ji atrodė taip. 71 ji atrodė taip. 77 dar kitaip. O 80 štai kaip. Tai princesė Diana. Visiškai teisingai. Velso princesė Diana. Ir reikia kirčiuoti, būtų viskas gerai, neįskaitysiu dar. Diena. Kelintais metais tai vyko. Įrengtas pirmasis bankomatas Lietuvoje. Ekonomistai tą žino mintinai. Universitetui atleistina, kad nežino. Stokholmas Ryga. Stokholme studijuojat, Rygoj, apie Lietuvos bankomatus jūs nežinot. Klonuotas pirmasis žinduolis pasaulio istorijai. Apie sėkmingą klonavimą buvo paskelbtas tik po 232 dienų. O čia matot, įsijungia biochemikai. Kirilas Na, atsakė. Kirilas? Neprisimenu tiksliai, bet atrodo, kad 1997. IBM kompiuterinė sistema, praminta Deep Blue, pirmą kartą laimėjo šachmatų partiją prieš tuometinį pasaulio čempioną Garį Kasparovą, ribojant laiką. 98. Viskas. Bilas Clintonas buvo perrinktas JAV prezidentu. Jelcinas Kremliui prisiekė antrai prezidento kadencijai. 96 metai. 96 metais, kai geriausių metų sportininkų buvo pripažintas Arvydas Sabonis, o Lietuvos krepšinio rinktinė iškovojo olimpinius bronzos medalius. Taip, 96 metai. Bet gauna tik 2 taškus. Aiva ir buvo lemtingas. Jums čia reikėjo taškų. Haha, matot, kaip būna. Paskutinis paguodos. Jau bus atsakymas, jeigu atsakys gerai. Ryga. Kas tai? Pirmasis atidarytas JAV 1921 ir vadinosi White Castle. Pramogų bankai. Nesiautikit? Mūsų spėjimas būtų pramogų parkas. Jau labai jau čia pasipūtusiai norėt laimėti. O ir ne. O ir ne. Dabar duodam Rygai. Čia buvo atvažiuojami automobiliais, aptarnaujantis personalas privažiuodavo riedučiais. Lauko kino teatras. Ne. Sparčiai plito JAV, o po antro pasaulinio karo tapo kultinė amerikietiškos kultūros dalimi. Na, čia tas dalykas, kurį amerikiečiai vadina drive-in. Čia kaip McDonald'uose, kur su mašinom. Greito maisto restoranai. Po trečio teiginio 3 taškai. Keliauja Vilniaus universitetas.
mielas Liutaurai, prašau paimti dar vieną kubelį. Jis jau šiuo atveju 5. Kapitonė, sveikinkit ir komandos sveikinat vieną kitą. Einam visi. Ačiū. Sveikinam. Čia palavom lygą. Mums lygtai. Apsidalinom gerais klausimais. Ačiū visiems už žaidimą. Šansą, neskir.